Ką, labą dieną. Šiandien pradėsim seriją ne iš garažo, ne iš kiemo, iš namų. O dėl ko? O dėl to, kad šiandien pabandysiu parodyti, kaip vyksta koparto aukcionai. Tai būtent šiandien bus vokiškas ir suomiškas. Vokiškam nieko nenupirkau, suomiškam nupirkau vieną mažytę mašinytę, vieną mažiuką džipuką ir kitą didesnį džipuką su įdomesniu varikliu. Tai va, daug nepasakosiu. Kaip aš dirbu, pasidarau sąrašiukus, maždaug pasižiūriu rinkos kainą, įsivertinu darbą, susižymiu, kiek maks galiu statyti. Aišku, kartais suveikia kazino režimas, porą šimtų gali ir užmesti ant viršaus. Tai va, bet aukcionai toks dalykas. Tai žodžiu, daug nešneku, perleidžiu viską į koparto video ir ten viską pamatysit. Ką laimėjau, ko nelaimėjau, kokie daiktai, transporto priemonės ten yra ir taip toliau, žodžiu. Kas įdomu, komentuokit, klauskit, rašykit, visada atsakysiu, reikia nupirkti, nupirksiu, parvešiu, problemų nėra. Tai va, žiūrim. Nu ką, aukcionas sustartavo, prasideda dviračiai, tikiuosi kainos matysis gerai. Kiek įmanoma pritraukiau. Tai va taip viskas vyksta. Prieisim gal prie mašinų, tada daugiau papasakosiu, kaip čia kas, ką žiūrėt. Dar vienas dviratis bus ir tada eisim prie mašinų. Pats irgi vieną dviratį pirkau, praeitam video jau rodžiau. Tai dabar jau kainos vėl iškilė, dar kai aš pirkau, tai ant 150 eurų buvo pigiau. Bet dabar kiek žiūriu, tai po 100, po 150 persimuša jau aukščiau statymai. Nu normalu, atėjo jau sezonas, dar čia tokį savaitgalį turėjom, šiltą ir saulėtą, tai tuo labiau. Ir vakar rodo, šitie du dviratukai turbūt išvažiuos į Lietuvą. Kaip pavyzdys, va, 5 bembukas. Benzas 215 RD, 3 litrai, benzas 225 kW, bet visas toks. Iš visų pusių, nu vairuotojo gal pusė gražesnė, keleivio labai negraži. Toks va toks, kaina matosi kiek kelia, neužkurtas aukcione jisai. Ir pažiūrėsim, kiek iš čia išplauks dabar. Tik aišku, tos kainos, kas čia vat yra, tai dar dasideda mokesčiai. Tai dabar jeigu jis tarkim išeina už 1,950, nu tai grubiai mokesčiai parvežimas, nu, grubiai dar kokį 1000 reikia iki 1000 dasidėti, čia grubiai. Tai žiūrim, ką jis čia išeis. Tai išėjo dar ne. Čia labai ilgi žaidimai, nes kiekvienas statantysis nori iki pat galo aukciono mušt paskutinę sekundę, nu bet va, suomis laimėjo, o nuo approval tai dar neaišku, ar atiduos. Nu, čia biški vokiško koparto, mersiukas, 211, kėbulas, faceliftukas, 2.8, 3.2 CDI, 165 kW formos variklis. Tokių kažkokių labai žiauruminių dalykų nėra. Gavęs va, per visą šoną, galima taip sakyti, į galą. Durys lyg priekinės dar sveikos, tai pakavina, buferis nutepliotas. Priekį irgi sparnas su bamperiu pabraukti. Nu toks va toks, žodžiu. Manhaimo mieste. Bijau sumeluoti, kiek parvežimas dabar, ten irgi kaip kam pasiseka rast. Tai vat kam įdomu, pasižiūrėkit, kiek čia ta kaina. Prasidavė už 2,5 euriuko. Passatas liaudės, o mašina irgi. Aišku, matos iškart parūdėjimai. Kažkaip, dabar 2,8 metai. Petrol, tai benzas, čia yra benzas, tai nelabai galiaudės, reikia dizelio, mechanas, skuduras, nu žodžiu. Labą dieną, gerbiami žiūrovai. Praeitam video matėt
kaip laimėjau aukcione mašiniukus. Tai atėjo ta diena, kai jie grįžinėja. Šiandien gavom 2, tai Pežiukas ir Suzukis, Suzana. Tai ką, jie atkeliauja už kelių minučių, nusikrausim nuo tralo, einam padaryti unboxingą, pažiūrėsim, kas grįžo, gal rasim kokių įdomių dalykėlių ir taip toliau. Tai daug nekalbam, varom į kiemą, žiūrim, kas grįžo. Į apžiūrą reikia pasimti specialistę, vertintoją, tik čia. Ava, go. Reikia įsiduoti, įsidūkti, aišku. Gerai, varyk savo keliais, eik prie mašinų, dirbk savo darbą. Viena atsitikti lot ant visų. Nu va, Suzana ir Pežiukas. Iš pirmo įspūdžio, ką aš apsižiūrėjau, tai visai gerai pasisekė. Šitam dažysim galinį buferį. Nes yra toks įtrukimas, paterliojimai, pabraižymai, taip toliau. Daugiau kėbulas visas švarus, rūdžių nėra. 16 metų benzas, 1.2 varikliukas. Ir salonas neišplyšęs, nesudriskęs, prabėgas geras, 80 000 kilometrų. Taip, dar gavom dovanėlių. Tai bus ratukai vasariniai. Padangos neblogos. Ratukai visai gražų, žiūrisi. Tai va. Viskas kaip ir liuks. Šitą mašinytę yra tik tai klaida. Kažkas bus su davikliais. Tai arba velenėlių davikliai, kai būna greičiausiai. Arba dar kažkoks daviklis, nes variklis dirba švariai, gražiai. Paskui įsivarysiu į garažą, pasidarysim diagnostiką ir išsamiau panagrinėsim Suzana. Suzana irgi viskas normaliai, nesupuvus, nesurudijus, tai va čia tik tai gavo per nosį, tai bamperis. Tai bamperį lupsiu lauk, važus suvirins. Ant kapoto toks įmušimas kažkada buvęs, jau biškį kelią. Sutvarkysim, ne bėda. Žibintas yra bagažiniai. Čia sutvarkoma. Šitą detalę irgi mačiau yra. Ir taipogi gavom vasarinius ratukus su padangytėm. Nu, atsiplaut, įsiskalbt. Ir visio, važiuojam. Ką, prasikuriam. O, kai nauja mašina. Taip, šitai vidų varomės. Nes reiks nusim priekinį bamperį. Tai biškai bus patogiau dirbt. Gerai, šitą vietą einam Pežiuką prie garažo prisivaryti ir jungsim diagnostiką. UGOto eilė. O, išsikūrė, fainai, nu. Gerai, žiūrėjom iki garažo. O, iš karto meta klaidelę. Iš karto stop. Stop mašina, nėra benzino. Tai va, dėl šitų dalykėlių jungsimės diagnostiką. Žiūrėsim, kas čia gausis. Važiuojam biškį atgal. Ant saulutės, kad dirbtume. O taip. Gerai, gesinu, einu jung diagnostiką, žiūrėsim, ką rasim. Na ką, diagnostika padaryta. Išmetė tokias klaidas, nežinau, čia nesusifokusuoja. Žodžiu, esmė ta, kad velenėlio padėties daviklis ir toksai vanusiukas yra. Kiek prasimušiau per YouTube'us. Tai esmė tokia, kad čia va stovi tas vanusiukas. Išsimt su briklineriu įsiplaut ir tada davikliai. Čia yra vienas. Čia yra kitas. Tai va tokie darbai su Pežu pradžiai. Visus 3 išimt, 2 naujus. Šitą plaunu. Ir žiūrėsiu, pasitvarkys, atsigaus ar ne. Dabar einam, tada pažiūrėsim iš karto prie Suzukio. Tai va, Suzukis irgi nieko baisaus.
Taip. Tai reiks šitų grotelių, apatinių grotelių, prieš rūko grotelių ir bamperį reiks nuvežti, kad sutvarkytų. Nes naują žiūrėjau porą šimtų, šiaip šitą modelių mažai detalių. Longeronas nieks nelinkęs, balkis palenktas, tai reiks kitą pirkti. Žibintas yra, ausis likę, gražiai sutvarkysim, padarysim. Bus iš nauja. Nu tai va, ką, einam, kimbam į darbus, lukštenu šitą, nuserdau viską, anam tuos daviklius susižiūriu, žiūrim kas gausis. Nu ką, suomiai buvo pasistengę, šitą mašiną buvo ardyta, nežinau, čia gal įsivertint norėjo, gal tvarkyt galvojo, tai patys matėt, buferis nusilupo porą minučių, kiek nereikėjo. Tai va, čia vaizdas toks. Toks, tai imt balkį, įdėt kitą, telekas viskas veikia ir tiek žinių. Atėjo pižiuko momentas. Tai vienas daviklis, antras šitie keičiasi velionėlio padėties, o mes manusiukas valysim. Tai va, nu ką, šiandien tiek, šios dienos ardymai baigti, einu užsakyti šituos davikliukus, buferis šardytas uzo. Detalės irgi varau reikia užsakinėti. Ieškosiu balkio, grotelių, žibintą vežu irgi tvarkyti. Tai dabar dar nusprendžiau, kad su pežiuku pradžiai šitos pakeisiu, žiūrėsiu, gal čia ar bus bėda, nereiks gal krapštyti to vanusiuko. Tai varau žodžiu pirkti ir ką. Įdėt atgal žiūrėti, ar padėjo. Labą dieną, antra diena, parodau, ką veiksim, ką nupirkau. Tai varom į veiksmą. Nupirkau tepalą ir jo filtrus, tai Suzanai ir Pežiui. Balkis Suziukui. Toliau grotelės, vakarų sakiau. Čia ne už Latviją atėjo, čia Suzanos bumperiukui. Tie paskirstymo velionėlio davikliai Pežo. Apalus rodžiau. Tai va, pradėsim šiandien darbus nuo Pežo tų davikliukų. Nes visgi tą vanusiuką vakar įsiėmiau, įsivaliau. Jeigu davikliai nepadeda, ieškoti reiks toliau galų, bet finger cross, kad padės. Ir gavom tokią užklasinę veiklą, tai šitam opeliukui reikia nupoliruoti žibintus. tą irgi darom, lakuojam, poliruojam žibintus, tai jeigu kam reikia rašot, padarysim, su nuolaida aišku. Tai va, kas daugiau nežinau. Kimbam į darbus ir judam. Instrumentai, davikliai paruošti. Viskas. Čia vakar biškį susimaišiau. Tai ne čia daviklis, o jie čia būdu yra. Vienas čia, kitas čia sąlyginai vienoj linijai. Tai va tiek. Einam sukt, jungt, kurt, žiūrėt, ar išsigelbėjom pigiai ir greitai, ar teks vežti pas elektriką. Klaidos nutrintos, tiesos akimirka. Reikia bandyti važiuot. Priežastą apnė iškart metą, tai dar čia kažkas bus. Opelio žibintai supoliruoti. Atsigavo. Spindėjo. Matysis geriau. Atrodo gražiau. Nu ką, serijos užbaigimui pasakysiu tiek, kad kita serija bus apie auto žiedą. Tai kursim BMW. Lėksim į pirmą trefkę 2025 sezono. Tai šiandien vežu šitiem ratam padangas persimontuot, nes buvo biški reduktorius pakeistas į virintą, čiučiut pasvilinta. Tai va, vežu šitas.
kraunam į unikalų gražų mūsų kabluką ir į montažkę.